Daugelis organizacijų puoselėja grįžtamojo ryšio kultūrą, nes labai gerai supranta, kad grįžtamasis ryšys yra ta dovana, kurią daliname su kitais, dėka kurios galime augti, ar ne? Bet štai internete labai daug straipsnių vyksta diskusijos neformalioje aplinkoje ir kalbame apie tai, kad grįžtamojo ryšio kultūra kartais žlunga. Pasirodo, vadovai grįžtamojo ryšio vengia ir bijo. Jame yra daug įtampos, reikalai pakrypsta ne pagal planą. Ir kai vadovų klausiam, kodėl jūs vengiate to grįžtamojo ryšio, pasirodo, kad į mūsų grįžtamąjį ryšį atvažiuoja kūno atmintis. Pakelkit rankas, kas turit tokio grįžtamojo ryšio patirties, po kurios jautėtės taip, atsisukit ir apsidairykit, ar ne? Ir tai ne dėl to, kad kažkas specialiai taip nori mums padaryti, ar ne? Bet dėl to, kad jame įvyksta labai daug įvairių dalykų. Ir kuo daugiau tokios blogos patirties mes atsinešam, net tais atvejais, kai organizacija labai noriai tikrai kuria tą grįžtamojo ryšio kultūrą, ne viskas tada pavyksta. Tačiau šis mano pranešimas yra apie tai kurgi ieškoti drąsos, kaip po tų visų feilų vis tiek ateiti tą grįžtamąjį ryšį, kaip ištverti tą įtampą ir išeiti nesusipykus ir nepadėti pareiškimą ant stalo, ar ne? Ir šiandien remsiuos neurofiziologiniu požiūriu į santykį ir taip pat į grįžtamąjį ryšį. Taigi, savo pranešimą noriu pratęsti tokiu pasidalinimu, nes prieš keletą metų Harvard Business Review išspausdino straipsnį su pavadinimu "Kogi bijo vadovai grįžtamojo ryšio metu, kodėl jo neduoda arba duoda nekokybiškai kažkaip tai". Ir štai vienas IT kompanijos vadovas dalinasi. Kiekvieną kartą, kai turiu teikti grįžtamąjį ryšį, mane siaubingai pykina. Aš žinau, kad geras vadovas yra tas vadovas, kuris duoda grįžtamąjį ryšį laiku, tinkamai vietoj ir taip toliau, aš viską žinau, bet mano yra tokia kūno realybė. Ir pradžiai galvojau, čia gal tam Filipui taip nepasisekė, bet pasirodo yra žmonių, kurie geria raminančiuosius prieš grįžtamąjį ryšį, kažkas geria papildomą tabletę nuo spaudimo, kažkas gausiai prakaituoja. Ir tokių žmonių kaip Filipas, jeigu galvojat, kad yra vienetai, tai dėja ne, grįžtamojo ryšio mastas yra didžiulis. Kita Harvard Business Review kitame straipsnėje kalbama apie tai, kad net 44% vadovų vengia grįžtamojo ryšio, ypač kai jis yra koreguojantis. Neaišku kodėl, bet 37% bijo teikti netgi pozityvų grįžtamąjį ryšį, ar ne? Na ir maždaug skaičiai, skirtingos be abejo publikacijos duoda skirtingus skaičius, bet vidutiniškai nuo 20 iki 30% vadovų iki grįžtamojo ryšio taip ir nedaeina. Ir kai jų klausia, tai ko jūs bijot? Viena pagrindinė priežastis yra ta klaiki fizinė kūno įtampa, pykinimas, prakaitavimas, nėra tam tolerancijos, nėra tam atsparumo. Ir kiti vadovai sako, žinokit, grįžtamasis ryšys, tai čia tikrai nedovana, čia yra kažkokia Pandoros skrynia. Taip yra ta viltis, bet ten pat pakyla ir skeletai iš spintų. Kartais situacija pablogėja po grįžtamojo ryšio, žmonės susipyksta ir kartais darbuotojai dėja išeina iš darbo. Ir kas blogiausia yra, kad tai nėra baimės. Tai yra realybė, su kuria susiduria vadovai, su kuria susiduria organizacijos. Ir kuo daugiau blogo grįžtamojo ryšio mes patiriam, tuo labiau kūnų mes visų priešinamės, mes nenorim tame atsidurti, bet tada negalime augti. Tada yra prarandami talentai. Ir kitas tyrimas kalba apie tai, kad 1/3 keičiančių darbą žmonių keičia darbą dėl to, kad nebeturi augimo galimybių. Tai yra jų neaptarinėja grįžtamajame ryšyje. Taigi kyla klausimas, kur ieškoti drąsos, kaip padėti išgyventi ir kaip nesusipykti.
Vienas iš instrumentų, su kuriuo aš dirbu savo kasdienėme darbe, kada vedu psichologinio saugumo sesijas ar tyrimus ar kažkokius workshopus, tai yra polyvagal teorija. Tai yra nervo klajoklio teorija ir tai yra mokslas ir menas, kaip kurti psichologinį saugumą per fiziologiją. Ir kai kalbam apie grįžtamąjį ryšį, polyvagal teorija siūlo pasinaudoti žinduolių elgsenos privalumų. Skamba gal juokingai, bet mes ofisuose daugiau primenam reptilijas negu žinduolius. Ir polyvagal teorija yra apie tai, kad streso akimirka, jūs turbūt žinot, įsijungia tas kovok bėk sustink atsakas, bet joje taip pat sakoma, kad mums kaip žinduoliam, išskirtinai tik žinduoliam, yra būdingas ir psichologinis saugumas. Ir štai šioje, kur matot žalią nervo klajoklio atšaką, jinai būdinga tik žinduoliam, jinai reguliuoja mūsų psichologinį saugumą, už jį atsako ir psichologinis saugumas mums yra prieinamas net ir streso metu. Ir jis atsako už ramybę, smalsumą ir, kas svarbiausia, už galimybę būti ryšyje, už galimybę girdėti ir susikalbėti. Ir polyvagal taip pat pasufleruoja, kad pasitikėjimas pasirodo savimi ir drąsa kaip tokie fenomenai yra absoliučiai priklausomi nuo mūsų hormono kokteilio kraujyje. Ir kad tas kokteilis būtų mums palankus, mes turim turėti vėlgi aktyvią krūtininę nervo klajoklio dalį ir pasirodo, ją net ir streso akimirką galima aktyvinti. Taigi iš principo mes kalbam apie mūsų kūnus, kuriuose yra du keliai. Vienas palaiko psichologinį saugumą, kada mes jaučiam psichologinį saugumą, mes galim susitarti, net ir stresinėje akimirkoje išlikti ramus ir smalsus, geranoriški ir empatiški. Tuo tarpu, jeigu aktyvi reptilinė atšaka, ar ne, reptilinė atšaka pertraukia ryšį. Jame nėra galimybės, mes pereinam į gynybinį mechanizmą ir prarandame galimybę susikalbėti ir netgi fiziologijos lygmenį kitaip veikia ausies raumuo, mes girdim kitus garsus ir mes negalim būti empatiški, kitaip priimam informaciją. Kad pailiustruočiau, kaip tai veikia, noriu pasidalinti tokią asmeninę iš tiesų istoriją. Istorija yra iš mano šeimyninio gyvenimo. Jautri, bet gavau šeimos leidimą ją dalintis. Jinai nėra iš tiesų apie grįžtamąjį ryšį. Jinai yra apie santykį ir šią istoriją dalinuosi dėl to, kad joje yra algoritmas, kuris labai dažnai atsikartoja ir grįžtamajame ryšyje, dėl ko labai dažnai grįžtamasis ryšys ir stringa. Štai šioje nuotraukoje mano dukra Austėja, jinai netaip senai pradėjo lankyti fechtavimo pamokas, laimėjo atrankos turnyrą ir pateko labai netikėtai tiesiai į Lietuvos čempionatą. Jaudulys beprotiškas, kai klausiu dukra, ko tu nori iš to čempionato savo pirmiausiai, jinai sako, mama, neapsilažalint ant visos Lietuvos. Sako, jeigu aš būsiu prieš paskutinę reitingų lentelį, sakė, man viskas labai gerai. Sako, bet aš noriu, kad jūsų tėčiu mane besąlygiškai palaikytumėt. Nekomentuokit, man nieko neaiškinkit, tiesiog mane palaikykit. Taigi atvažiavom į čempionatą, labai gerai žinodami, ko norim, turėdami su vyru intenciją palaikyti savo dukrą. Įrodės visą dieną tą ir darėm ir atrodė, kad labai gerai sekasi. Iki tos paskutinės akimirkos, kai buvo lemianti kova, dukra išėjo į ringą, gavo žiauriai stiprią varžovę. Pradėjo labai greit varžovė pelnyti konkurencinį tą pranašumą ir pastebėjau, kad dukra perėjo į tą vadinamą reptilinį sustingimo atsaką. Dar minutė likusi iki kovos jinai nebekovoja, širdis mano plaka, atrodo, tuoj iššoks ir eisiu aš kovoti su ja kartu. Ir štai girdžiu tą akimirką savo vyro balsą. Sako, Austėja, kovok, susijimk, dar yra 1 minutė. O Dieve, galvoju. Austėja susiima, pelno keletą taškų, tačiau kaip nueina nuo ringo ir nuo takelio, tėtis ją pasitinka, pasididžiuodamas be proto, sako, tokia sunki kova, tu pelnei tiek taškų, bet dukra sako, tėti, kas su tavim buvo negerai, kodėl tu rėkei ant manęs?
Jinai apsiverkė tą akimirką, nubėga į mergaičių rūbinę, 5 dienas su tėčiu nekalba. Tėtis sako, dukra, aš tau norėjau gero, prašau, atleisk. Ir ar netaip nutinka mums grįžtamajame ryšyje? Dukros rezultatas, spėkit, kelinta vieta, 26 iš 50. Tai buvo fantastinis rezultatas, bet kaip su to tėčio rezultatu? Palaikyti dukrą. Mes pamiršom, kad vardan rezultato pametėm santykį. Ir tas nutrūkęs santykis nebuvo sąmoningas pasirinkimas ir tėčio intencija. Taip suveikia mūsų fiziologija, kada neturėjo tėtis plano, kaip grįžti į psichologinę saugumo zoną. Ir tokia situacija juk dažnai nutinka grįžtamajame ryšyje. Dažnai sako, kad užtenka turėti gerą intenciją. Taip, intencija labai svarbu, bet o ką tu darysi, kai reikalai pakryps ne pagal planą? Grįžtamajame ryšyje kiekvieną dieną kažkas vyksta ne pagal planą. Mes sužinom jautrią informaciją ir tada kažkaip su ją reikia tvarkytis ir reaguojame. Pagrindinės įžvalgos iš šitos istorijos yra apie tai, kad iš tiesų tą akimirką, kai jie susipyko, abu žmonės jautė saugumo deficitą. Tėtis buvo akivaizdžiai kovos būsenoje, dukra buvo šadaune, sustingime. Tai grėsmė pertraukia santykio fiziologiją, nėra galimybė susitarti. Ir atsimenu dar Filipą, kurį pykina tuos vadovus, kuriems tikrai sunku yra ištverti fizinę įtampą. Jų sąmoningą pasiryžimą ir intenciją taip pat pertraukia jų kūnas. Jų kūnas, intencija yra ateiti grįžtamą į ryšį, žino, kad tai yra svarbu, bet neteina, nes kūnas pertraukia intenciją, kūnas įstringa baimės režime. Ir čia yra pagrindinė lyderio užduotis, pagal Polyvagal teoriją yra pagrindinė užduotis negalvoti apie saugumą, o įkūnyti saugumą savo kvėpavimu, savo ramybę, savo stabilumu, pasirūpinti savo psichologiniu saugumu, nepulti gelbėti kažko tai, nepulti reguliuoti, nepulti padėti, bet paklausti, o aš tai iš kokios čia būsenos dabar veikiu? Ir jeigu ne iš saugumo, tai žinoti, kad rezultato nebus. Kai lyderis jaučiasi saugus, susiaktyvina organizmo homeostazę, palengvėja visa ta simptomatika, gaminasi visai kitas hormonų kokteilis. Fiziologija pradeda veikti išvien su mūsų intencijom, nes kai įsijungia reptilinis atsakas, grėsmės fiziologija mus nuveda nuo tikslo, mes perinam į gynybą. Ir kas svarbiausia, kad jeigu norim tikrai padėti kitam žmogui, saugumas pagal Polyvagal teoriją perduodamas kūno signalais. Jeigu lyderis yra saugus, šalia jo gali nurimti ir kitas žmogus. Ir kada abiejų kūnų fiziologija, ne intencija, o kūnai yra saugume, jie gali susitarti. Tad klausimas apie tai kaip įkūnyti tą saugumą, ar ne? Tai pirmiausia, neturėkite iliuzijų, yra labai daug gudrių žmonių, kurie duoda netgi patarimus, kaip nunulinti reptilinį atsaką, kad jo nebūtų. Ir sako, mes ten padarysim, kad jo nebūtų, taip nebus. Reptilinė į smegenų dalį yra keliasdešimt milijonų milijardų ten metų, nekovokit su ją. Reikia turėti planą. Filipas neturėjo plano, tėtis turėjo intenciją palaikyti dukrą, bet ne planą, ką darysiu, kai įvyks kažkas tai ir kaip aš grįšiu į tą savo saugumo zoną su intencija išbūti santykyje. Ir čia yra pagrindinis dalykas, naminiai namų darbai tėčiui ir Filipui. Stiprinti savo atsparumą, kiekvieną dieną atsirinkti per patirtį tas praktikas, kurios veikia. 5 minutės ryte, 5 minutės dieną, 5 minutės vakare. Ir pagrindinė taisyklė yra tokia, kad jeigu mes patiriam stiprią mobilizaciją, kaip grįžti iš jos į saugumo zoną, tai yra kūno ritmo lėtinimas, ilgesni iškvėpimai, gilesnis diafragminis kvėpavimas. Jeigu žmogus randasi stiprioj bėg būsenoj, tai yra nerimas, realiai jo žvilgsnis tampa nefokusuotas. Blaškosi žvilgsnis ir čia tada labai padeda grįžti į saugumo zoną dėmesio sutelkimo pratimas. Galite ir šią, pavyzdžiui, akimirką sutelkti kokį dėmesį į mažą grindų detalę. Patyrinėkit 5-6 sekundės, kokia spalva, koks dydis, gal net kvapą užuosit.
Ir štai toks paprastas kelių sekundžių dėmesio permetimas į detalę, jisai lėtina mūsų širdies ritmą ir po truputį aktyvinasi krūtininis nervas. Tai kągi, kviečiu būti tais lyderiais, kurie kuria saugumo oazes ir kuriuose gali atsiverti iš tiesų grįžtamojo ryšio dovanos. Ačiū.